kaip pusė Lietuvos gyventojų yra moteris. Ir mes, gydytojai akušeriai ginekologai, iš tikrųjų esame pačiame arčiausiame ryšyje su moterimi. Ir kągi mes galime pasakyti, šiandieninė moteris, iš tikrųjų, ji stengiasi būti graži, kad jos išvaizda būtų patraukli, šiuolaikinė, tuo labiau, kad šiuolaikinė grožio industrija labai intensyviai braunasi į mūsų visų gyvenimą. Tačiau, kaip bebūtų ji graži išoriškai, labai svarbu susieti moters grožį su sveikata. Ir dar vieną dalyką reikėtų prisiminti, kad graži moteris tai ta moteris, nuo kurios priklauso šeimos sveikata, jos vaikų sveikata, būsimos kartos sveikata. Todėl, kad moteris laiko labai daug gyvenimo kampų ir ant jos pečių iš tikrųjų tenka labai didelė šeimyninio gyvenimo našta. Taigi moters sveikata ir jos grožis yra tarpusavėje susijusios dvi savokos. Ir labai svarbu, kad šitos savokos visada tarpusavėje bendrautų, o nebūtų suvokiamos kaip du atskiri dalykai. Graži moteris yra ta, kuri ne tik išoriškai graži, bet kuri turinti gerą sveikatą, besirūpinanti gerą sveikatą, rūpinasi savo vaikų sveikatą, dalyvauja įvairiuose sveikatinimo programuose ir tokiu būdu jis sukuria aplink save sveiką aplinką. Taigi, moters sveikata ir grožis yra du labai svarbus mūsų gyvenimo aspektai. Besirūpindamos savo grožiu, moteris privalo nepamiršti ir savo sveikatos. Ir dar vienas dalykas. Reikia žinoti, kad moters gyvenimas tai yra skirstomas į keletą tokių tarpsnių, kurių kiekvienas turi būdingus tam laikotarpiui savo fiziologinius pokyčius. Tai ir naujagimystė, tai ir vaikystė, paauglystė, jaunuolystė, po to brandos amžius, na ir galų gale pagyvenusios moters amžius ir senatvė. Taigi kiekvienas šitas tarpsnis yra apibūdinamas fiziologinių pokyčių ir moteris turi, iš tikrųjų šiuolaikinė moteris turi sekti literatūrą, žinoti, kas tam tarpsniui jos gyvenimo yra būdinga, o kas jau tampa patologinę būklę.